Tai Lietuvos poilsio partijos LPPB nuomonė apie žurnalistų ir STT skandalą. Prašom, pavaduotojų. Mano manimu, visa problema slypi tame, kad jeigu labai daug dirbi, tavim domisi STT. Jeigu ilsiesi, sukeli tam tikrą STT tapatybės krizę. Jeigu daug žmonių dirba vienu metu, vadinasi, jie bendradarbiauja su kažkuo. Kas gali paneigti, kad bendradarbiauja būtent su STT? Jeigu jie ilsisi ir nieko nedaro, STT neturi jokio pagrindo manyti, kad jie bendradarbiauja su juo. Vadinasi, tiesiog reikia nieko nedaryti. Kol to neįsisąmonins broliai žurnalistai, jie visi bus įtarti, kad bendradarbiauja su STT. Ką Lietuvos poilsio partija turėtų daryti su STT nedirbančių žurnalistų sąrašu? Ar skelbtinas, ar ne? Sveikinti, kad jie nedirba, kad nebendradarbiauja ir skatinti, kad jie savo požiūrį taikytų ir visų kitų tarnybų atžvilgių, kad jie nedirbtų ir nebendradarbiautų. Nes tik nedirbantys žurnalistai nedaro klaidų. Be jokios abejonės. Ačiū, pavaduotojai. Kas nedirba, tas niekada nesuklysta. Ačiū.